Sveiki visi, esu Justinas Kapkovičius, esame maisto klube. Šiandien pasigaminsime vieną populiariausių patiekalų, tai Benedikto kiaušinis. Šiam patiekalui mums reikės keletos kiaušinių, taipogi bandelės, vytintos kiaulienos mentės, o padažiukui mums reikės garstyčių, reikės petražolių, obuolių acto, reikės aliejaus, cukraus ir keletos kiaušinių trynių. Tai pradėsime gamintis tikriausiai nuo padažiuko. Tai ką mes padarysime iš pradžių, tai paimsime actą, paimsime aliejų ir pasidarysime petražolių aliejų. Pasiimsime indelį, dedame viską, petražolės dedame į indelį, pilame cukrų, pilame obuolių actą, pilame aliejų, viską sutriname. Tai turime susitrynę petražolių aliejų. Ką mes padarysime toliau, tai prakošime petražolės pro sietelį, kad nebūtų petražolių likučių mūsų padaže. Tai turime pasidarę petražolių aliejuką, atsiskirsime keletą kiaušinio trynių. Paprasčiausias būdas tai padaryti su rankytėmis. Ką mes darome toliau, tai dedame šaukštelį garstyčių ir pradedame plakti. Garstyčios su kiaušiniu išplaktos. Ką mes darysime toliau, tai pilsime mūsų aliejuką petražolių. Darbas gan sudėtingas, nes reikia aliejų pilti po truputėlį. Tai mūsų, galima tai pavadinti, petražolių majonezas yra paruoštas. Dedame jį šiek tiek į šaldytuvą, kad jisai pastovėtų. Tuo metu mes pasigaminsime mūsų Benedikto kiaušinį. Tai mums reikia užsivirinti vandenį. Pasūdome vandenį šiek tiek. Taipogi kiaušinius reikia mums įsimušti į indelį. Kitas būdas yra daug paprastesnis, taip sakykime, neįgudusiems namų šeimininkams. Tai ką mes pasidarysime, įvyniosime kiaušinį į maistinę plėvelę, kad jisai nesuplyštų vandenyje. Indelį šiek tiek patriname vandeniu, dedame maistinę plėvelę. Tai mūsų vandenukas jau beveik verda, keptuvė taipogi įkaitusi, šiek tiek pamažiname ugnį ir dedame į keptuvę kiaulienos vytintą mentę. Šiek tiek pamažiname temperatūrą, kad būtų lengvas virimas ir dedame mūsų kiaušinį. Kiaušiniai verda apie 2-3 minutės. Kol kiaušiniai verda, mes pasiruošime savo patiekalų šoninę ir bandeles. Tai į mūsų šoninę įdedame dar šiek tiek sviestuko. Šoninę apskrudusi, susidedame ją į atskirą lėkštutę. Ant keptuvės, kurioje kepėme šoninę, apsikepsime bandeles, tai yra duonelę. Mūsų bandelės yra apskrudusios, kiaušinis jau išviręs, tai belieka pasidėlioti mūsų patiekalą. Padažiukas mūsų pastovėjo šiek tiek šaldytuve, tai yra toksai, galima sakyti, petražolių majonezas, gardintas garstyčiomis. Tai dedame šiek tiek druskytės ir mūsų patiekalas yra paruoštas, skanaus.